Pati pradžia buvo ganėtinai vangi, pamažu kūrėsi bendruomenės. Pirmoji rajone įsikūrė Imbariečių draugija. 2003 metais tiesiog prasidėjo kaimo bendruomenių kūrimasi bumas. Ir dabartinis mūsų rajono meras grįžęs iš tarybos posėdžio tiesiog susikvietęs aktyviausius kaimo žmonės, tarė, kad mes nesame irgi kažkokie išskirtiniai, mes irgi turime įkurti kaimo bendruomenę. Žmonės nežinojus, kas tai bus padaryta ir kokios iš to gaus naudos. Didelę iniciatyvą dėl bendruomenių kūrimosi darė seniūnai. Jie ragino bendruomenės burtis, patys padėjo parengti įstatus, registruoti. O kai susikūrė Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija, jinai tiesiog suvienijo visas rajono kaimo bendruomenės, nes mes tada patapome jos nariais. Vietos veiklos grupė, rengiant strategiją, aktyvino bendruomenės. Pradžioje bendruomenės buvo nedrąsios, nežinojo iš vis, kas tai yra parama, Europos parama. Anksčiau galėjo įgyvendinti projektus tik savivaldybės fondų. Projektai buvo nedideli, mažos apimties, o čia prasidėjo investiciniai projektai, kurie buvo ganėtinai didelės apimties. Mūsų bendruomenė parengė projektą Laukžemės bendruomenės namų remontas pagal 2007-2013 programos priemonę kaimo atnaujinimas ir plėtra ir gavo finansavimą. Mes suremontavome stogą, pakeitėme dalį langų, sutvarkėme sanitarinius mazgus, įsigijome inventoriaus. Tęstinis šių darbų projektas buvo užbaigti bendruomenės namų remontą. Sutvarkėme likusią bendruomenės namų nesutvarkytą dalį, tai yra ir langus, duris, sienas, lubas, grindis, taip pat sutvarkėme elektros instaliaciją ir šitą projektą mes užbaigėme 2014 metais, surengdami gražią bendruomenės namų įkurtuvių šventę. Vienas projektas buvo suinicijuotas bendruomenės ir seniūnijos, tai yra Salantų centro rekonstrukcija. Antras buvo dviračių riedviečių rampos, reiškiasi, pastatymas mokyklos stadione ir trečias buvo Salantų gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas. Pirmiausia, miesto centras pasidarė visiškai kitoks ir pagerėjo, kaip sakant, ta infrastruktūra, tai yra atsinaujinta kelia, tai žmonės būdavo ten klupinė, ten visokių dalykų buvo. Tai reiškia, praktiškai pagerėjo žmonių judėjams ir estetinis vaizdas tą miestą. O reiškia, į rampą, tai čia mes patenkinom problemą, kad dviratininkams būtum kur trenirautais, plus ir čia iš miestelį gal ateiti trenirautais to rampo ir čia toks reikals, o čia šitą, kur yra aplinkos, iš karto aplinka pasidarė gražesnė, tvarkingesnė. Pagal kaimo plėtros programą mes įgyvendinom Darbėnuose 2 projektus. Tai yra vienas miestelio aikštės rekonstrukcija ir sutvarkėm miestelio Vytauto didžiojo parką ir pritaikėm visuomenės poreikiams. Padidėjo žmonių bendruomeniškumas, bendradarbiavimas, miestelio centras yra dabar švarus, gražus, negėda ir svečiams ir pravažiuojantiems parodyti, visi džiaugiasi. Parke dabar yra vietos ir žmonėms ir svečiams yra kur ateiti, pasivaikščioti, praleis kultūringai laiką, pasėdėti. Baublių kaimui yra 5 svarbus projektai, kurie buvo finansuojami lyder metodu. Visi buvo daugiau orientuoti į infrastruktūrų sutvarkymą. Tam nereikėjo labai daug lėšų, bet rezultatas iškart matosi ir gyventojai patenkinti, kad mes kažką tai darom gražaus savo kaime. Projektai, kurie buvo finansuoti pagal kaimo plėtros strategiją, buvo gan sėkmingai ir sklandžiai įgyvendinami. Vietos veiklos grupės darbuotojos
labai prisidėjo, aišku, jos reiklios reikalavo, kad dokumentai būtų tvarkingi, sutvarkyti, užpildyti, bet su jom buvo labai lengva dirbti, nes yra labai nuoširdžios visus ir nestrigo projektai. Čia, toj vietoj, kur mes esame dabar, yra įvykdyti 2 projektai. Buvo padaryta toje vietovėje, kaip matote, pavėsinės yra vaikų žaidimo įrenginiai, yra istorija, istoriniai stendai. Rašėme vieną projektą, kad elektrifikuoti šitą poilsiavį. Tie abu projektai mums labai pagražino šitą vietovę, padarė jį patrauklę. Ateina dabar žmonės pailsėti, pailsi, pabūna. Čia buvo šiukšlynas, dabar susitvarkė, darom renginius, mylinių šventę, patenkinti žmonės šituo projektu. Šventis viskas dabar, visos mūsų gyvenims ir visos gyvenvietės ir bendruomenės, visas gyvenims verda, dabar viskas čia vyksta. Čia ir mūsų tūti kaip ir jau susibūrimo veitai. Ir pradedant pavasario ir baigant jau vėlyvą rudenį. Visą to žalį laiką išbūnam čia. Norim pritraukti daugiau jaunimo, kad tam kaime paliktų biškį jaunimas, kad norėtų čia gyventi mūsų kaime. Laukžemės bendruomenės žmonės džiaugiasi, kad yra tokie projektai, kad yra žmonės, kurie skiria savo laiką, kad jie būtų įgyvendinti ir kad bendruomenė galėtų pasidžiaugti šitais gražiais rezultatais. Dar vienas projektas parašytas Kretingos rajono savivaldybės, Kretingos kaimo plėtros asociacijai iš rezervinio fondo finansavimo buvo 2015 metais sporto ir poilsio zonos įrengimas Laukžemės kaime. Šiandien projektas jau yra užbaigtas ir Laukžemės kaimo gyventojai bei svečiai gali šioje aikštėje žaisti krepšinį. Įgyvendinamais projektais rajone buvo tvarkoma aplinka, rekreacinės teritorijos, tvarkomi bendruomenių namai. Įgyvendinus šį Laukžemės parapijos bendruomenės namų sutvarkymo pirmą etapą, pastato pagerėjo šioje vietovėje žmonių gyvenimo kokybė. Dabar turi žmonės, kur susirinkti, pabendrauti, pasidalinti savo įspūdžiais ir džiaugsmo ir skausmo akimirkomis. Taip pat sustiprėjo ir bendruomeniškumas ir įgijo daugiau tokio draugiškumo. Ir kadangi vyksta taip pat ir kultūrinis gyvenimas čia ir žmonių kultūringumui taip pat pasitarnauja šio pastato buvimas. Verslo projektais Kretingos rajone buvo sukurta virš 20 darbo vietų. Vienas pareiškėjas iš verslo projektų buvo Salantų akmuo. Jie projekto įgyvendinimo metu įsigijo CNC stakles apdirbti akmeniui. Pasidomėjom apie tos visus galimus fondus ir nusprendėm, kad gal ir būtų gerai modernizuoti savo įmonę. Kadangi irgi buvo jau iš anksčiau kilusių minčių apie visą šitą staklės. Mus tenkino kaina, mus tenkino siūloma parama. Ir po pasekoje, po metų, pas mus atsirado šitas staklis. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija įgyvendino projektą ekonomikos ir vietos turizmo skatinimas Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonuose, sukuriant dviračių maršrutą. Šio projekto gyvendinimo metu buvo sukurta infrastruktūra dviratininkams, sukurtas interaktyvus žemėlapis, išleistas dviratininko gidas Skrajutis. Įgyvendintas bendradarbiavimo projektas, tarp regioninių baidarių maršrutų tinklo įrengimas baidarėmis per Lietuvą. Įrengtos 2 baidarių stovyklavietės leidžia
baidarių sporto mėgėjams nemokamai naudotis visą infrastruktūrą. Kartu su strategija buvo įgyvendinamas ir gebėjimų ugdymo projektas, kur bendruomenės aktyviai dalyvavo, kėlė savo gebėjimus tiek buhalterijos, tiek viešųjų pirkimų srityje, rinkodaros srityje. Taip pat buvo organizuojamos kelionės į užsienį, kur taip pat buvo semiamasi patirties, buvo žiūrima, kaip įgyvendinami projektai lyder metodu, kuom jie pasitarnauja vietos bendruomeniai, kuom jie naudingi ir kaip tai daryti. Bendruomeniškumas yra kaimo ateities garantas. Žmonės pamatė projektų įgyvendinimo rezultatus, patikėjo kaimo bendruomenė sukūrimu, tą ateitimi ir tiesiog dabar patys noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose, talkina, padeda juos organizuoti. Tik kaimas egzistuotų taip, kad jame būtų gyventi gera. Anksčiau viską įgyvendindavo iš viršaus. Tik savivaldybė žinojo, ką reikia padaryti kaime, ko trūksta. Ateidavo ir padarydavo. Dabar yra kitaip. Bendruomenės pačios turi nuspręsti, ko jiems šiandien reikia, ko trūksta, kas nesutvarkyta, ką pakeisti, kad jų gyvenimas kaime pagerėtų. Ateinantis periodas žada naują perspektyvą bendruomenėms. Verslumo projektais bendruomenės generuos pajamas, pačios užsidirbs, taip galės save išlaikyti, gražinti toliau savo aplinką, rengti šventes. Sakoma, kad žemė, papročiai, tradicijos ir kalba yra patys pagrindiniai tautos dalykai. Mes ir esame šiandieną tam, kad išsaugotume savo tradicijas, puoselėtume tai aplinkiniams ir kad Kretingos rajonas būtų pats unikaliausias